Neuromokslininkai teigia, kad tai, kam skiriame dėmesį, formuoja mūsų smegenų jungtis. Pasikartojančios mintys, tarsi lašai išbraižantys upelį smegenų reljefe. Kai sąmoningai pasirenkame dėkoti, pastebėti grožį ar puoselėti viltį, mūsų neuronų tinklai ima stiprinti būtent tas vidinės būsenas. Tai ne tik poezija, tai neuroplastikos stebuklas. Mes lyg žemė, ką pasėjame, tas ir auga. Kiekviena mūsų mintis tai tarsi mažytė sėkla. Vienos neša šviesą, kitos šešėlį. Kasdien mes sąmoningai ar nesėjame tikėjimą arba baimę, meilę arba pyktį, švelnumą arba abejingumą. Ir štai klausimas, kurį verta savo užduoti. Ką šiandien sodinsiu savyje aš? Gamtoje nėra atsitiktinumų. Nė viena gėlė nepražysta per naktį. Bet kiekviena pražysta, jei gauna šviesos, vandens ir erdvės. Lygiai taip kaip ir mes. Mūsų vidus tai sodas, kuriam reikia rūpesčio, kantrybės ir meilės. Pasirink laistyti save ne kritika, o supratimu, ne lyginimusi, o dėkingumu, neskubėjimu, o tiesiog buvimu. Tyrimai rodo, kad net 21 diena pozityvių minčių praktikavimo gali reikšmingai sumažinti streso hormonų lygį. Kai praktikuojame sąmoningumą, dėmesingumą, buvimą šioje akimirkoje, mūsų smegenų centrai atsakingi už nerimą tiesiog nustoja būti aktyvūs. Tai reiškia, kad kiekvienas pasirinkimas stebėti gėlę, dėkoti už rytinę saulę, švelniai pasikalbėti su savimi turi galią keisti tavo smegenis, o kartu ir tavo gyvenimą.